Nuoširdžiai ir atvirai atsakykite savo į klausimą, ar pastebėjote, kad jau ilgą laiką darbas jums teikia vis mažiau ir mažiau džiaugsmo. Jei atsakėte neigiamai, tai yra jūsų darbas vis dar jums teikia didžiulį džiaugsmą, kas ryt noriai keliatės ir einate į darbą, sveikiname. Kol kas nepanašu, kad jums grėstų perdegimas. Bet jei nors kiek suabejojote ar susimastėte, arba iškart pasakėte, o taip, tikrai taip, tai jau rodo galimus streso simptomus. Neigiamai atsakiusieji gali nežiūrėti šio vaizdo įrašo ir pereiti prie kito. O atsakiusiems teigiamai, kartu pažiūrėkime, kas su mumis vyksta. Kalbant apie stresą, neretai įterpiamas ir žodis perdegimas. Bet ar iš tikrųjų žinome, kas yra perdegimas ir kas jį sukelia? Panagrinėkime išsamiau. Jei savo gyvenime, asmeninėme ar profesinėme patirėte daug streso, labai svarbu išlaikyti sąmoningumą, kad perdegimas potencialiai gali paaštrėti ateityje, jei nebus imtasi atitinkamų veiksmų jam išvengti. Svarbus pirmasis žingsnis yra žinoti, su kuo jūs susiduriate. Ir nors perdegimo terminas dažnai įterpiamas kalbant apie stresą, ar tikrai žinome, ką reiškia perdegimas ir kas jį sukelia? Šiame vaizdo kurse nemažai dėmesio skiriama perdegimo, streso ir depresijos palyginimui, su kuriuo galite susipažinti pirmos šio kurso dalies vaizdo įrašuose. Perdegimas tai yra mūsų organizmo reakcija į ilgą laiką besitęsiantį ir chronišką darbinį stresą, kuris apibūdinamas 3 pagrindinėmis dimensijomis – emociniu išsekimu, cinizmu arba depersonalizacija, kai mažiau identifikuojame su darbu, ir sumažėjusiu profesiniu pajėgumu, tai yra profesinių siekių sumažėjimu. Arba, kalbant paprasčiau, jei jaučiatės išsekęs, pradedate nekęsti savo darbo ir jums darosi vis sunkiau su juo susidoroti, jums pasireiškia profesinio perdegimo ženklai. Stresas, kuris prisideda prie perdegimo, gali kilti daugiausiai iš darbo, bet jūsų gyvenimo stresas taip pat gali prisidėti prie darbinio streso, kaip ir tokie asmenybės bruožai, kaip pavyzdžiui perfekcionizmas, pesimizmas. Gali būti sudėtinga atpažinti, kada pereinama iš chroninio streso būsenos į perdegimą. Bendras perdegimo požymis – pasidavimo jausmas, kai tiesiog nebeišeina, nebegalite savęs motyvuoti dėti dažniausiai didelės pastangas darbui atlikti. Didelė baimė ir nenoras vykti į darbą taip pat gali būti profesinio perdegimo ženklas. Skiriami ir kiti klasikiniai perdegimo simptomai. Ilgalaikis stresas gali fiziškai sekinti. Ilgainiui toks stresas sukelia nuolatinį nuovargio jausmą, kažkada turėtos energijos netekimą. Kėlimas iš lovos tampa vis sunkesnis. Jei šie simptomai yra sunkus, jie taip pat gali būti depresijos ar fizinės ligos požymiai. Todėl jei manote, kad su jumis vyksta kažkas rimto, būtinai pasikonsultuokite su atitinkamos srities specialistu. Jaučiatės nekantrūs, be nuotaikos, jums nepaaiškinamai liūdna, arba tiesiog lengviau nusiviliate nei anksčiau. Jūs jaučiate, kad negalite susidoroti su gyvenimu taip pat lengvai, kaip kadaise galėjote. Vėlgi, jei bloga nuotaika tampa pakankamai sunki, jog net paveikia jūsų santykius ar gebėjimą atlikti savo darbą, gera mintis būtų tiesiog su kuo nors pasikalbėti. Kai ilgą laiką patiriame aukštą streso lygį, kenčia ir mūsų imuninė sistema. Žmonės, kurie kenčia nuo profesinio perdegimo, paprastai gauna žinutę iš savo kūno, jog laikas kažką keisti, ir dažniausiai ši žinutė pasireiškia padidėjusiu jautrumu peršalimui, gripui, kitoms nedidelėms susirgimo formoms. Kitas galimas perdegimo ženklas – tarpasmeninių santykių prastėjimas. Jūs galite pajusti, kad vis mažiau turite ką duoti, jums nebeįdomu smagiai leisti laiką, tampate mažiau kantrūs su aplinkiniais. Kad ir dėl kokios priežasties žmonės patirtų profesinį perdegimą, visa tai neretai turi neigiamą poveikį santykiams. Perdegus mums tampa sunku džiaugtis gyvenimu, tikėtis geriausio, atsikratyti neigiamomis emocijomis, įžvelgti šviesiąją pusę.
Perdegę žmonės gali jaustis nemotyvuoti, mažiau pasitikintis, kad gali nuveikti kažką gero ir gerai atlikti darbus. Kadangi optimizmas yra puikus kovos su stresu ginklas, kenčiantiems nuo perdegimo tampa sunkiau ištrūkti iš rutinos. Susiduriantis su profesiniu perdegimu neretai pastebi, kad darosi sunkiau keltis iš lovos, susidurti su sunkumais. Tai gali būti nesąmoninga apsauga nuo perdegimo, bet jį patiriantis dažniausiai linkę būti mažiau produktyvus ir vis dažniau likti namie. Tai taip pat gali būti susijęs su nusilpusiu imunitetu, kuris irgi yra vienas iš perdegimo ženklų. Būtent tai ir paaiškina, kodėl darbuotojams ypač svarbu rasti laiko savo, kol jie dar visiškai neperdegi, ir kodėl darbdaviai turėtų susilaikyti nuo nuvarytų arklių propagavimo, juk perdegę darbuotojai taip greitai neatsigaus. Perdegimą lemia daugybė priežasčių, kurios sąlyginai skirstomos į pagrindinės kategorijas susijusias su darbo struktūra, gyvenimo būdo savybėmis bei individualiomis asmenybės savybėmis. Jei manote, kad rizikuojate patirti perdegimą, savarankiško darbo užduotyse susiraskite ir atlikite testą skirtą perdegimo lygio nustatymui, bei įsivertinkite, ar galite būti profesinio perdegimo rizikos grupėje. Šis testas padės jums patikrinti savo perdegimo lygį, pažvelgti, kaip jaučiatės darbe, kokios jūsų patirtis, jo galėtumėte suprasti, ar jums gali grėsti profesinis perdegimas. Priklausomai nuo gautų testo rezultatų, būtinai pasižiūrėkite, kokias technikas galite taikyti, siekdami sumažinti stresą, kaip galite savo padėti išvengti ir kovoti su perdegimu. Jei manote, kad patiriami simptomai neigiamai veikia jūsų gyvenimą ir jums reikia pagalbos, susidorojant su perdegimu, žinokite, kad yra nemažai gydymo, savipagalbos būdų, kurie gali jums padėti. Pokalbis su specialistu taip pat gali būti naudingas. Aktuali informacija pateikiama šio kurso dalyse skirtose profesinio perdegimo prevencijos, profesinio perdegimo įveikos strategijų temoms nagrinėti. Perdegimą patirti rizikuoja asmenys, kurie jaučia savo aplinkos kontrolės stoką, turi neaiškius jiems iškeltus lūkesčius, yra mažai pripažįstami ir vertinami, nesulaukia socialinės paramos, tačiau iš jų tikimas didelio produktyvumo ir rezultatų. Kitaip tariant, tie, kurie jaučiasi, kad jiems tenka daug dirbti, jie yra mažai skatinami, o darbų pabaigos niekaip nematyti. Perdegimas neretai patiriamas ir tada, kai aistringi atsidavę žmonės giliai nusivylę savo darbu ar karjera, su kuria anksčiau save tapatindavo ir kuri teikdavo jiems prasmę. Perdegimas pasireiškia, kai dalykai, kurie įkvėpdavo ir teikdavo entuziazmą, dingsta, o juos pakeičia varginantis ir nemalonūs dalykai.